Labas. Ai, vėl ketvirtą kartą įrašinėju, bet šį kartą ne dėl to, kad noriu skambėti ir atrodyti tobulai, bet todėl, kad tiesiog belė kaip išsiplėčiau visus 4 kartus ir suprantu, kad nušoku nuo temos. Ir labai sunku išlaikyti struktūrą videose, neįpratęs. Pradedu apie vieną šnekėti ir po to žiūriu, kad kalbu apie kažką kitą jau. Tai viskas. Paskutinį kartą įrašinėju, dabar jau bus taip, kaip bus. Ir tikrai pasistengsiu sistemingai kalbėti. Tai šitam video noriu trumpai pakalbėti apie pačią reikšmę krikščionybės, ką tai reiškia būti krikščioniu ir ką reiškia eiti Jėzaus keliu. Nes iš tikrųjų yra daug iliuzijų apie krikščionybę ir apie buvimą krikščionių. Ir noriu keletą tų taškų paliesti šiandien ir juos paneigti. Paneigti ne todėl, kad pats norėčiau paneigti, bet todėl, kad Biblija, šventas raštas visai ką kitą moko, negu buvau pats kažkada susidaręs tokį įspūdį apie tai, ką reiškia būti krikščioniu ir iš viso, kodėl aš renkuosi būti krikščioniu. Tai keletą tokių populiarių požiūrių į krikščionybę, kurie ne visai teisingi. Tai būtų pirmas, kad visų problemų išsprendimas, kad ateinu pas Jėzų, kad jis išspręstų visas mano problemas ir kad daugiau nebebus problemų ir bus labai lengvas gyvenimas ir paprastas. Tai pirmas dalykas. Tada antras dalykas, kad toksai iš kitos pusės, kad krikščionybė yra visų smagių dalykų paleidimas. Ir jau, eisim į, tarkim, reikės eiti į kunigų seminariją, ten sėdėti, mokintis, tada eiti į vienuolyną, mesti muziką, mesti meną, mesti kūrybą ir visus malonius dalykus ir tiesiog atsiduoti Kristui. Ir tiesiog medituoti Jėzuje visą laiką. Levituoti jame ir tiesiog būti, su angelais džiaugtis. Būtų tie pirmas ir antras taškai iš esmės yra kaip ir iš vienos pusės teisingi, bet yra kita pusė, kurie yra visiškai neteisingi ir jeigu laikaisi įsitikinęs, įsikibęs šitų požiūrių, atsitrenksi į nusivylimą ir tiesiog atšoksi nuo tikėjimo. Trečias tai, kad visi krikščionys yra mylintis, tobuli žmonės, sąžiningi, tokie nors prie žaizdos dėk ir panašiai. Tai vėlgi tikrai taip nėra, bet tai yra tikslas, bet šitam pasaulyje taip nėra. Po to, kad blogi dalykai nenutinka tikrai Dievą mylintiems ir tikintiems žmonėms, kad tragedijos neatsitinka, kad nepagydomos ligos neištinka tokių žmonių, kad jų neapiplėšia, nesumuša, neišniekina ir panašiai. Tai šitas toksai taškas, idealistiškas, tikrai irgi gali atnešti prie labai didelio nusivylimo ir netgi neapykantos Dievui, Kristui, Jėzaus vardui, bažnyčiai ir visiems žmonėms atstovaujantiems Dievą. Tas priešiškumas toks ir pyktis, kad kaip tu Dieve leidai kažkam blogam, kažkam blogo atsitikti man, žmogui, kuris taip myli tave. Tai šeštas taškas būtų, kad krikščionis niekada neturėtų sakyti kažko, kas gali įžeisti kitą žmogų ar kažkaip tai pajudinti labai stipriai. Tai kad krikščionis tokie vaikščiantys žmonės, kurie tyli, nuolankiai žiūri, kaip viskas aplink mus blogo ir netyro vyksta ir neprataria nei žodžių, kad tik neįžeisti, kad tik nepaliesti, kad tik nesujudinti kažkieno kito įsitikinimų ir ideologijos ir panašiai. Tada septintas taškas būtų gal tas, kad krikščionis neturėtų bendrauti su netikinčiais ir nieko bendro neturėti. Žodžiu, atsiskirti nuo visų netikinčių ir susikategorizuoti, kad čia mes tikintis, esam geri ir išgelbėti, o tada jūs esat visi kiti likę. Iš esmės šitas taškas, jeigu jo laikytumėmės, tai prarastų visą krikščionybę, visą esmę. Bet dabar judam toliau ir šiandien išsiplėsim ties kiekvienu tašku. Noriu tiesiog ties galbūt labiausiai pirmu tašku apsistoti. Bet dar vienas krikščionis, kad neturėtų mėgautis jokiais žemiškais malonumais. Tiesiog žodžiu, kad krikščionis neturėtų mėgautis kaip ir toksai asketinis gyvenimas ir yra vieta ir laikas tam asketizmui ir atsižadėjimui malonumų. Tikrai yra tam vieta krikščionybei, bet
tai nėra esmė. Ir paskutinis galbūt, kad krikščionis, ir šitas labai svarbus iš tikrųjų taškas, paskutinis, bet tikrai nesilpniausias, kad krikščionis turėtų visą laiką jaustis artimas su Dievu ir jausti tą tokį artimą ryšį ir Dievo buvimą. Iš vienos pusės turėtų taip būti, kad per tikėjimą žmogus jaučiasi visada arti Dievo, bet toli gražu tai nėra realybė kiekvieno krikščionio gyvenime, ir jeigu atsitinka, kad tu nejauti Dievo, tiesiog nejauti, kad jis yra, nejauti, kad jis yra tikras, irgi nenusivilti ir nemesti visų tikėjimo. Ten mano dukra kalba, bet aš sakiau, paskutinį kartą įrašinėjau ir tai, kas įsirašys, tai ir įsirašys. Tai tebūnie taip. Tai vad grįžtant prie tų visų problemų sprendimo ir kad dingsta problemos, tai pasakysiu, kad taip kaip Biblijoje apaštalų problemos niekur nedingo žemiškos ir vienos be abejo dingo, bet kitos nedingo. Dabar pradėsiu su fiziniu lygmeniu apie ligas, tarkim, persekiojimus kažkokius tai kažkokias tragedijas arba labai šaltus, žiaurius įvykius, kurie gali mums nutikti. Tai vienas labai geras pavyzdys iš vis yra apaštalo Pauliaus, Švento Pauliaus gyvenimas, ir jisai antram laiške Korintiečiams 11 skyriui nuo 24 eilutės jisai pasakoja truputį apie savo gyvenimą su Kristum. Nuo 24 eilutės. Nuo žydų gavau 5 kartus po 41 kirčio, tai čia plakimas botagais, rimbais, ten būdavo tuo metu populiaru. 3 kartus buvau muštas lazdomis, 1 kartą buvau užmėtytas akmenimis. Įprasta mano diena, žinai, gaunu lazdų, akmenimis užmėto, po to atsikeliu, nueinu, toliau gyvenu. Dažnai keliaudavau, 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje. Čia bekeliaujant, skelbiant Evangeliją, irgi yra keletą kartų dužę laivai ir jam teko gelbėtis. Tai šitoj vietoje atrodo, Dievas neišgelbėjo. Dievas neišgelbėjo laivo dužimo, kaip jam čia teko pergyventi visą šitą. Tai jeigu Dievas toks geras, kodėl jis čia visus šitus dalykus gavo. Toliau dažnai keliaudavau, vis grėsė pavojai upėse, pavojai nuo plėšikų, pavojai nuo tautiečių ir nuo pagonių, pavojai tykoje mieste, dykumoje jūroje, nuo netikrų brolių. Kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai budėjau naktimis, alkau ir troškau, dažnai pasninkavau, kenčiau šaltį ir nuogumą. Akivaizdu, kad fiziniai plotmėj mūsų kasdieniam gyvenime, kas liečia šitą fizinį kūną, tai tikrai mes nesam 100% apsaugoti nuo šito, ir mes kaip ir visi kiti žmonės ir susergam ir išpolius, patiriam išpolius kažkokius tai, tiek verbalius išpolius, tiek fizinius, ir tikrai krikščionis kartais ir užpuola, ir sodina į kalėjimus, ir galų gale nužudo. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, vėlgi, kas susijęs su fiziniu kūnu. Aš žinau, kad yra labai sunku, nesu dar išgyvenęs iš tikrųjų artimo žmogaus mirties. Man nėra tekę paleisti tikrai tokio artimo žmogaus išėjimo, artimiausios šeimos, galbūt brolių, tėvų, seserų, ir aš net negaliu atjausti žmogaus, kuriam yra tekę jau išgyventi šitą. Aš ačiū Dievui visus turiu, bet yra tekę tik draugų, tam tikrus draugus išlydėti, yra ir jaunų mirusių, žuvusių, tai jau yra labai skaudu, bet kas išgyvena artimų žmonių mirtį, pavyzdžiui, tai yra dar skaudžiau, ir nesvarbu, kuo tu tiki ir kaip tu tiki, tai yra labai skaudu sielai. Kalbant apie vėlgi mirtį, ir tas buvimas su Jėzumi ir skelbimas jo žodžio ir gyvenimas su juo, jisai neužtikrina netgi, kad mes gyvensim visą gyvenimą, būtinai iki žilos senatvės ir džiaugsime sveikata ir visa kita. Tai tam tikri pavyzdžiai šventų žmonių, kaip net Biblijoje parašyta, vienas iš pirmųjų žmonių aprašytų. Pirmasis beje, kuris buvo nužudytas dėl Jėzaus, tai Stepanas iš Biblijos. Šventas Stepanas, tai jį tiesiog užmėtė akmenimis, jis buvo apkaltintas, kad kalba prieš įstatymą, ir tiesiog jį nutempė už miesto sienos ir nužudė. Ir štai tu, gyvenimas su Kristumi, užmėtė akmenimis. Petras apaštalas, pavyzdžiui, irgi tas pats, kurio laiškų yra Biblijoje. Tai jo galas buvo toks, kad jį nukryžiavo aukštyn galvą. Šventas Paulius irgi buvo nužudytas,
Tai šiaip manoma, kad galva nukirsta jam buvo, nes tuo metu buvo žmonės kabinami ant kryžiaus arba galvos nukertamos. Tokios populiarios bausmės būdavo. Ir lygiai taip pat iš 20 amžiaus ir iš šio amžiaus yra pilna žmonių, kurie dėl tikėjimų yra nužudomi. Vienas geras pavyzdys, esu skaitęs knygą apie pastorių vokiečių, Dietrichas Bonhoefferis. Jisai buvo liuteronų pastorius, kuris ėjo prieš Hitlerį. Jisai, kada visas nacijų režimas įsivažiavo ir netgi bažnyčia buvo, bažnyčiai, tarkim, būdavo vietoj Biblijos Hitlerio knyga, visiems žinoma gerai. Tai jisai buvo vienas iš tų, kuris nepasidavė šitam visam ir sekė ištikimai Jėzum Kristum. Tai vėlgi jo galas buvo tai, kad jis buvo pakartas koncentracijos stovyklai. Irgi nėra rožėm klotas kelias. Ir žmonės, kurie pyksta ant Dievo, kada ar susirga artimieji kažkokie išeina iš šito pasaulio, ar kažkokios nelaimės atsitinka, ar darbą prarandi, ar palieka vaikinas arba mergina, arba vyras ar žmona, ir sakai, Dieve, kaip tu leidi, kad šitai man nutiktų, tai tikrai, kaip sakant, turim pavyzdžių dar skaudesnių, dar stipresnių. Tai buvimas krikščioniu nėra užtikrinimas, kad fiziniu kažkokiu saugumu, arba sveikatos gerovė, tavo pačio ar tavo artimųjų, nors tikrai Dievas nuo daug ko apsaugo ir mane patį yra tiek kartų apsaugojęs, kažkur tai nepatekau, kažkur nespėjau nueiti, pavyzdžiui, ir kažkas atsitiko tiem žmonėm, kurie spėjo nueiti. Arba kažkur nepatekau, tiesiog nepapuoliau ir kažkas būtų įvykę. Ir manau, kad yra dar labai daug dalykų, kuriuo aš nežinau. Tiesiog kuriuo aš nežinau. Yra tekę, kad ir, pavyzdžiui, aš Afrikoje esu gyvenęs 4 metus ir esu prasirgęs malariją 3 kartus labai sunkiai ir, pavyzdžiui, nenumiriau. Ir aš nežinau, žinai, iš vienos pusės daug kas prasirga ir nenumiršta, bet daug kas prasirga ir numiršta. Ir nežinau tikrai, kuriuose vietose įsikiša Dievas ir tikėjimas, kitų žmonių maldos, kitų žmonių dvasinė parama. Ir labai daug kur aš manau dar nesu įvertinęs, kiek iš tikrųjų esu kartu apsaugotas ir tiesiog ištrauktas iš situacijų. Tai va, kitas dalykas, čia apie fizinę pusę kalbėjau, kitas dalykas tai yra emocinė pusė, psichinė pusė, mūsų jausmai, mūsų išgyvenimai. Ir vienas iš labai svarbių dalykų, kad tarkim pats įtikėjęs prieš 3 metus, atidavęs sąmoningai savo gyvenimą Jėzui, nuo tada iki maždaug prieš gal 2 metus, aš sakyčiau, iš vienos pusės netgi buvo sunkiausias laikas mano gyvenime. Todėl, kad žinojau, ko turiu nebedaryt, bet nežinojau, ką turiu daryt. Ir irgi iš nežinojimo, iš tiesiog nestudijavimo švento rašto, nepakankamai praleisto laiko tiesiog ramybėj, tyloj su Dievu. Labai daug dalykų aš, tarkim, mečiau ir per anksti paleidau, kurių dar neturėjau paleisti. Tarkim, kad ir savo veiklą, muzikos industrijoje aš labai greitai nukirtau, užuot transformavęs tai. Tai vienas pavyzdys dėl nežinojimo, tiesiog dėl neišmanimo, dėl nebrandos. Ir išgyvenau labai sunkų laiką, nes norėjau atsiduoti Dievui, norėjau jam tarnaut, norėjau jį pažint, bet kaip man dabar tai visai žemint šitoj žemėj, ką tai man reiškia šitoj žemėj. Įsivaizduokim, jau esu švenčiausias, geriausias ir labai tikintis, bet o ką aš darau žemėj? Įsivaizduokim, visi žmonės taiga tampa krikščionim, uoliais, kurie visko laikosi iš tikrųjų ir tikrai transformuojasi viduje. Ir kas tada vyksta? Tai ar visi viską meta, niekas nieko nebedaro, nebėra muzikos, nebėra meno, nebėra programavimo, nebėra iPhone'ų, nebėra filmų, nieko nebėra ir visi tiesiog stovi ir nieko neveikia. Tai visų pirma, kam šita žemė buvo sukurta, net pagal patį šventą raštą, kad žmonės pripildytų ją ir valdytų. Ir realiai, kad džiaugtųsi, bet džiaugtųsi pagal Dievo principus, begyvendami Dievo principais, toj pilnatvėj, ramybėj, džiaugsme, meilėje, priimdami vieni kitus, statydindami vieni kitus, augindami vieni kitus ir padėdami tiesiog vieni kitiems augti ir bręsti ir tobulėti Dieve, džiaugtis visa Dievo kūrinyje, visa kūryba, menu, muzika, viskuo. Nesuprantant šito, tikrai kartais gali atrodyti, kad krikščionybė yra visko metimas, atsižadu visko, nes nebegaliu groti, tarkim, jokios muzikos, kuri yra, tarkim, nekrikščioniška.
Tai lygiai taip pat gal tada negaliu dirbti jokiuose darbuose, kurie yra nekrikščioniški. Tai ir Maksimui nebegalėčiau dirbti kasininku, negalėčiau valyti grindų, nes, nekrikščioniška įstaiga, tai nebegaliu daryti nieko, ne? Nebegaliu bendrauti su nekrikščionimis žmonėm, užkertu visus ryšius, o kaip tada Dievo žodis pasieks nekrikščionis, jeigu aš nebendrausiu. Tai va esmė yra visur geras balansas ir suvokimas, kaip elgtis šitoj žemėj netobuloj pagal tobulus Dievo principus, ne? Kaip pavyzdžiui, aš galiu groti kur tik noriu, bet klausimas, ką aš darau po konso. Ar aš varau į vakarėlį, ten užsimetu dozę ir tūsinu, taip, ar aš galiu bendrauti su netikinčiais žmonėm, su bet kokiais žmonėm, su žmonėm, kurie vartoja alkoholį, vartoja narkotikus, įsivėlę yra į kažkokias netgi veiklas, kurios visiškai yra prieš visą Dievo įstatymą, bet klausimas, ką aš su jais veikiu, ar aš darau tas pačias veiklas su jais, apkalbinėju, meluoju, užsiimu savęs garbinimu, savęs kelimu, vaikausi savo šlovės, ar aš su jais bendrauju ir tiesiog liudiju, pasakoju jiems apie tai, kad Dievas padarė mano gyvenime. Žodžiu, man įvyko taip, kad aš labai greitai ir labai daug dalykų tiesiog mečiau, paleidau ir buvo labai sunku. Tai tas laikotarpis emociškai, grįžtam prie emocijų, ne, prie sielos. Tas laikotarpis emociškai buvo labai sunkus, bet buvo vienas esminis taškas, esminė atrama, kur jau žinau, kad galbūt jaučiuosi nekaip, nes nežinau, tokioj nežinomybėj gyvenu, bet žinau, kad turiu kažkokiu būdu ieškoti Dievo valios, reiškia, ką Dievas norėtų, kad aš daryčiau gyvenime. Ir žodžiu, per tą tokią kančią, sielinę, mentalinę, emocinę kančią, per tą nepasitenkinimą sieloje, vidinį nepasitenkinimą, man tiesiog neužteko žinių apie Dievą, man neužteko jo buvimo, aš nepasitenkinau atsakymais, kuriuos man pateikė, tarkim, mano dabartinės žinios. Tai man leido ir paskatino gilintis į šventą raštą, domėtis ir atrasti iš tikrųjų, ką aš turiu daryti ir ko turiu siekti, būdamas krikščionis. Jėzus Kristus negarantuoja tau kažkokių tai pakylėtų jausmų ir jis tau negarantuoja nesielvartavimo, jeigu tu nesi pasiruošęs pilnai atsiduoti. Tai Kristaus kelias jis negali būti hybridas, kad pusiau einu su Kristum, pusiau einu be Kristaus, pusiau einu Dievui, bet pusiau einu ir savo. Jeigu bus šitas hybridas, tai nuolatos ir kovos vidus, nes jeigu tai paprastai, tokį paprastą duosiu palyginimą, įsivaizduokit, kad jūsų kūnas yra kompas, ne, kompiuteris, ir jūsų dvasia yra operacinė sistema, Mac OS arba Windowsai, ir jūsų visos emocijos yra įvairios lentelės, kurios iššoka, tarkim, būna iššoka, kad yra virusas, ne, paspaudi ten, kad ištrinti tą virusą arba tos failus ištrinti, sako, ten successful, ne, sėkmingai ištrinti virusai, viskas ok. Toliau dirbi, išmeta lentelę, kad neužtenka ramų, kažkokius procesus išnešti. Redaguojant video, tarkim, arba audio, kas yra susidūręs, neužtenka ramų. Išsijungia programa, nulūžta. Tai jeigu jūs esat kompas, ne, ir jūsų dvasia yra operacinė sistema, o emocijos yra tie visi kaip kelrodžiai, kurie parodo, ar viskas vyksta teisingai, ar viskas vyksta tvarkingai. Tai jeigu mūsų dvasia, mūsų operacinė sistema yra šito pasaulio principai, pavyzdžiui, kad turiu užtikrinti savo fizinę sveikatą šitam pasaulyje, kad tai yra esminis dalykas, fizinę sveikatą užtikrinti, šeimos gerovę, finansinę gerovę, visi tik materialistiniai dalykai, kad viskas čia sektųsi, kad geras būtų mano statusas visuomenė ir panašiai. Jeigu mūsų operacinė sistema yra tokia, tai kada atsiras pavojus bet kuriam iš šitų dalykų, mūsų emocijos mums mes erorą, klaidą. Suprantat? Atsiras kažkoks tai, kad ir nesėkmė versle, nesėkmė darbe, praradimas finansinis labai didelis ir iš karto emocija, tokia kaip baimė gali iššokti, kuris sako, kažkas yra netvarkoji. Pagal šitą tavo dvasią, pagal šitą operacinę sistemą, pagal visus principus turėtų būti kitaip. Turėtume eiti į tą finansinį sėkmę, bet kažkas yra ne taip, eini žemyn.
ir ateina skausmas, nes tu eini žemyn, nes nevyksta taip, kaip turėtų būti. Lygiai taip pat norisi gero statuso, turėti gerą stovį visuomeniai, kad būtum kažkas, kad tave pripažintų, kad tave gerbtų. Ir jeigu atsiranda grėsmė tam, gali išlysti įvairios emocijos. Kažkas kažką ant tavęs pasako. Kažkas kažką tau padaro tokio, kas, tarkim, tave pažemins kitų akivaizdui. Ir iš karto ateina emocija. Pajauti jausmą, ne? Ir dabar kalbam apie jausmus. Pajauti jausmą. Tai jausmai yra kelrodžiai. Jie parodo, tai yra kaip ženklai. Jie parodo, kad kažkas yra gerai arba blogai. Lygiai taip pat, jeigu mūsų tikslas ir mūsų principai instaliuoti, mūsų operacinė sistema, jeigu mūsų dvasia yra pasaulio irgi jin sakys, kad būtum sėkmingas, kad būtum laimingas, va, turi būti pripažintas kitų ir, tarkim, atlieki kažkokį tai darbą gerai. Atlieki kažkokį darbą gerai, tau pasiseka, tampi, tarkim, kas nors, man buvo kažkada pirmas koncertas už būgnų Žalgirio arenui ir pagal mano tuometinį dvasinį būvį, tai buvo vienas iš tų taikinių. Ir aš jaučiausi taip gerai, aš jaučiausi toks pakylėtas, aš tikrai pradėjau galvoti, kad aš esu kažkas. Ir tai buvo jausmas, tai buvo kelio ženklas, tai buvo ta lentelė, kuri šoka ir sako successful, pavyko. Ir tai yra malonu, tai yra gera ir tai skatina judėti toliau daryti tai, ką tu darai. Ir dabar esminis pats dalykas, kad kol mūsų operacinė sistema yra šito pasaulio filosofijos paremti, tai kas yra sėkmė pagal šito pasaulio akis, tai bet kas atitolins mus nuo tos sėkmės, bet kokie įvykiai, bet kokie žlugimai mums neš sielvartą. Ir tas sielvartas yra tiesiog ženklai, kad nevyksta taip, kaip mes norėtume, kad vyktų. Tai dabar, kada priimi Jėzų Kristų, sakai, Jėzau, aš žinau, kad tu esi tiesa, ateik į mano gyvenimą ir pakeisk mane, pakeisk mano operacinę sistemą. Tu tapk mano operacinė sistema. Vietoj Mac OS, vietoj Windows, vietoj pasaulio šitos operacinės sistemos, kad tavo dvasia taptų mano operacinė sistema, kad tavo charakteris taptų mano principais. Kada pasimeldi šitą maldą, priimi Jėzų Kristų, čia prasideda iš tikrųjų tada tavo gyvenime stebuklai, nes tai yra labai galinga. Vieni žmonės sako, kad čia yra tik įsitikinimas, bet aš patyriau, kad tai nėra tik įsitikinimas, yra biški daugiau. Kada tu išsakai šitus dalykus, kada iš tikrųjų priimi Jėzų Kristų, tai į tave įsiinstaliuoja šita nauja operacinė sistema. Tavo dvasia, tavo realiai visi principai pasikeičia iš pasaulio principų, filosofinių principų, tiesiog, paprastų, kad ir moralinių principų, į aukščiausius Dievo principus. Ir Jėzus Kristus ir yra jo esmė, ir yra aukščiausi Dievo principai, aukščiausia Dievo tiesa. Ir kai ta tiesa tampa tavo operacinė sistema, tau pradeda mesti erorus. Tau pradeda mesti tas žinutes, kad čia yra klaida, čia yra klaida, čia yra klaida. Ir netgi tas priėmimas kartais Kristaus iš pradžių gali būti labai skausmingas, nes kaip ir Dievas tau parodo tavo klaidas visas. Ir tada yra galimybė tas klaidas paleisti. Ir esmė ir yra ta, kad kada mes pamatom pagal naują operacinę sistemą, pagal atnaujintą dvasią, kada mes pamatom, kiek iš tikrųjų mes esam netaip ėję, tai tas pats pamatymas, pastebėjimas, jisai gali tikrai iššaukti labai daug ašarų, labai daug skausmo, nes suprantam, kad labai ilgai mes neklausėm Dievo ir mes darėm ne tik Dievui blogai, bet savo. Visų pirma, čia žemėje. Ir ne tik savo, bet ir visiems kitiems aplink mus. Ir todėl gali atrodyti, dabar norisi viską mesti ir viską baigti ir nustoti daryti viską, ką dariau anksčiau, ir tam tikrus dalykus reikia nustoti daryti, tučtojau, kurie ardo mūsų sveikatą, ne tik fizinę, bet ir sielinę sveikatą, dvasinę sveikatą ir visose lygiuose ardo tiesiog mus kaip žmonės, kaip būtybės, dvasinės būtybės, sielinės būtybės, kūniškas būtybės ir atsisakyti tų dalykų. Bet be mentoriaus, be pastoriaus ar be kunigo, kas eina į katalikų bažnyčią, be bendruomenės, be labiau patyrusių Kristuje, yra labai sudėtinga vienam taip eiti, nes tikrai gali pats impulsyviai prisigalvoti įvairių dalykų.
Tai pirmas dalykas, oi, palauk. Sorry, išsiplėčiau labai. Aš netęsiu šito, bet užbaigsiu mintį. Čia bus kita tema apie bažnyčią ir apie kodėl yra svarbu iš tikrųjų eiti į bažnyčią ir ką tai reiškia. Bet dabar noriu pabaigti savo mintį šitą. Emocinės bėdos visas tąsymasis vidinis, jisai iš tikrųjų pasibaigs, kada mes nuosekliai imsim gyventi su Dievu. Krikščionybė nėra tik tai tas momentas, kai tu nuėjai į bažnyčią arba gatvėje kažkas priejo, sako, priimk Jėzų Kristų. Dieve, atsiprašau už visas savo nuodėmes, priimu tave į savo gyvenimą ir tau pasako, sveikinu, tu esi išgelbėtas. Tu gali rinktis taip būti išgelbėtų, priimti tą išgelbėjimą ir tada elgtis kaip išgelbėtas žmogus. Elgtis kaip iš tikrųjų išsigelbėjęs iš viso purvo žmogus, elgtis pagal naujai priimtą Dievo dvasią, bet tai nereiškia, kad nuo to momento viskas staiga bam ir pasikeičia tavo viskas. Ir pas kai kuriuos žmonės būna, kad pasikeičia antgamtiškai labai greitai, labai daug kas. Nesakau, kad viską tu savo jėgom ir darysi, tai tikrai Dievas padeda. Ir labai greitus transformacijos įvyksta, kai žmonės labai rimtai nusprendžia eiti su Dievu ir tikėti, ir likti tame. Ir iš tikrųjų paleisti savo įsitikinimus, paleisti savo, visas nesąmonės. Ir aš labai džiaugiuosi ir man labai gera matyti tuos liudijimus žmonių, kurie buvo aklinoj tamsoj ir priėmė Kristų ir tarkim per dieną, per savaitę, per mėnesį jų gyvenimai tiesiog apsikeičia, apsiverčia. Ir esu matęs liudijimų, pavyzdžiui, kur satanistai, labai aukšto rango satanistai, kurie aukojimus kraujo darydavo ir panašiai, kurie raganavime būdavo, jie įtiki Jėzų Kristų, bet visiškai atsiduoda ta prasme, nes jie matė tamsą ir kai jie pamato šviesą, jam yra toks didelis kontrastas, kad jie tiesiog nenori grįžti ir daryti nieko, kas susijęs su ta tamsa. Ir tada tas pokytis, netgi sielinis, jausminis, jisai tikrai yra daug greitesnis, daug didesnis, bet mano pavyzdžių buvo visai kitaip, kadangi aš pats augau krikščionių šeimoje, nuo pat vaikystės aš nemačiau nei kad tėvas muštų mamą, nemačiau keiksmažodžių, nemačiau girtų žmonių namuose, nemačiau apkalbinėjimo, biški, jo, apkalbinėdavom iš tikrųjų kitus, šiaip čia pamelavau, šitą aš atsimenu kartais būdavo apkalbinėjimų sesijos, kokie kiti yra, bet daug tokių akivaizdžiai tamsesnių dalykų aš nemačiau, dėl to, kai kiti ten, pavyzdžiui, liudija, išėjau iš alkoholizmų, iš narkotikų, iš pažįstų žmonių, kurie yra nužudę žmonių. Ir su ta kalte vaikščiojo ir Dievas jiems padėjo tą kaltę iš vidaus išvalyti. Tai tokie žmonės, jie supranta, iš ko jie išbrenda. Aš pats labai ilgai nesupratau, nes man net nebuvo iš ko išbrist. Akivaizdžiai. Šiaip visiems yra iš ko išbrist, bet man akivaizdžiai nebuvo iš ko išbrist, dėl to man labai ilgai, labai sunkiai užtruko, kol aš suvokiau, kas tas Jėzus yra ir kodėl man jo reikia ir kas yra gyvenimas su Dievu, iki kol pats nusibubinau ant tiek, trenkiausi į apačią, kaip minėjau prieš gerus 5 metus, kol supratau, kad jeigu toliau šitaip varysiu, tai aš ne tik dvasiškai mirsiu, bet aš kūniškai mirsiu. Ir kada tikrai užteko to skausmo, vėl tada priėmiau Dievą, bet ir tai pas mane viskas vyksta labai lėtai, labai iš lėto ir labai, sakyčiau, kartais net emociškai skausmingai. Ir sakyčiau, tai Dieve, kas čia per gyvenimas? Kodėl aš tiek daug neiškumų išgyvenu? Kodėl man taip, kur kiti sako, aš išgyvenu Dievo meilę, išgyvenu Tėvo meilę, išgyvenu Dievo buvimą, kodėl aš neišgyvenu viso šito? Nieko nejaučiu. Ir prisipažįstu dabar jums visiems, kad iki šios dienos aš labai retai, kada, tarkim, besimelsdamas, išgyvenu tokią aiškę emociją labai, kad mane kažkas myli. Nors tikiu, kad mane myli ir aš kažkaip viską suprantu po ilgesnio laiko. Man dašunta ir net pajaučiu kartais, bet ne maldos metu, pavyzdžiui. Tiesiog ateina kažkoks supratimas ir tada pajaučiu, supratau, kodėl 2 metus man šitas vyko. Jo, Dieve, tu mane iš tikrųjų myli ir mane saugoji. Tai pas mane viskas visai kitaip. Ir jeigu norėčiau, kad pas mane būtų viskas taip kaip pas kitus,
viskas būtų aiškiau, greičiau, kažkaip juntamiau, tai aš labai nusivilčiau ir vėl mesčiau tiesiog visą tikėjimą. Bet kadangi jau buvau metęs, suprantu, kad tai jau nebėra atsakymas, reiškia, aš turiu tiesiog gilintis, eiti ir panašiai. Tai va, rezume yra toks, kad krikščionybė tikrai nėra visų problemų automatinis išsprendimas ir emocinis kažkoks gerbuvis. Ne, emocijos visų pirma nėra esmė ir nėra mūsų taikinys turėti geras emocijas. Tikrai ne. Emocijos jos būna visų pirma dėl labai daug dalykų, jos gali ir dėl kūniškų problemų būti, dėl sveikatos ir panašiai gali ateiti emocijos, emocinis pojūtis, tam tikras jausmas. Gali būti dėl mūsų įsitikinimų pasaulietiškų, kad kažkas nevyksta taip, kaip aš norėčiau, kad vyktų, ar negaunu kažkokio prieimimo, įvertinimo, meilės, dar kažko ir išgyvenu jausmus. Ir lygiai taip pat emocijos tiek šiltos, tiek šaltos gali ateiti dėl to, nes tu esi pasirinkęs būti su Dievu. Todėl, kad kai jau priimi Dievo dvasią ir nesielgi taip, kaip Dievas reikalautų, kad tu elgtumės, irgi gauni apkaltinimus, bet nebe iš savęs, bet iš šventos dvasios, iš Dievo dvasios. Jis tau pasako, kad čia blogai darai, ne ten eini, arba išdidus esi. Ir užtrunka laiko, kol išmokstame atpažinti, kas čia per emocija ir ką jin man sako. Tai va, tai esminis dalykas, kad išspręsti visus šitus dalykus, tai kai kurie iš jų išsprendžia greičiau, kai kurie lėčiau, bet aš pasakysiu pavyzdžiui su šitais išgydymais irgi. Gal esat girdėję, kad krikščionybėje šitam tikėjime daug kas meldžiasi už ligonius ir jie išgyja. Ir pavyzdžiui, aš asmeniškai savo gyvenime akivaizdaus tokio išgydymo, aš pats greito, kad pasimeldžiu už mane ir aš išgyjęs jau visiškai sveikas. Aš pats sąmoningai neatsimenu, kad man taip yra kažkada buvę, bet vaikystėje tik tai, kai buvau mažiukas, tai tėvai turi tam tikrų liudijimų, kur išgyjau iš karto. Toks dalykas išgyjo, kur šiaip tai greit neišgyja. Tai tam tikra liga buvo su akim susijus. Ir tikrai išgyjo. Per keletą akimirksnių tapau sveikas, bet aš šito nepamenu. Tai man asmeniškai tai negaliu šito paliudyti kaip mano išgyventų tokio potyrio. O kiti žmonės sako, už mane pasimeldė, ten yra žmonės, ir vėžys, kuriems išgyja, ir tuberkuliozės, pavyzdžiui. Tai žinau ne vieną žmogų, kurie, pavyzdžiui, kalėjime buvo, sirgo tuberkuliozę ir tikrai stipriai ir tikėjo Jėzų, ten savaitės bėgyje išgyjo viskas. Tai tikrai būna tų dalykų. Bet jeigu pas tave nevyksta įtikėjus Dievu, tai kaip tu įsivaizduoji, kad turėtų vykti, tu nenusimink, nes esmė tai nėra tame, kad tavo fizinis kūnas išgytų. Nors tai būna ir vyksta, būna neįvyksta, būna dėl kažkokios priežasties, to neįvyksta, bet tai nėra rodiklis. Rodiklis yra tavo ramybė ir džiaugsmas per tikėjimą, kad tu esi švarus prieš Dievą. Visų pirma, tavo sąžinė švari. Ir nieko nėra geriau žinoti ir tikėti, kad tavo sąžinė yra švari prieš Dievą. Ir kai tavo sąžinė yra švari prieš Dievą, kai žinai, kad tu esi apvalytas, tai tu labai lengvai ir neatsiprašai kitų žmonių, atlygini kitiem, ką esi padaręs. O už visus dalykus, ką esi padaręs ir nežinai, ką esi padaręs, tai tau atleista per tikėjimą. Bet tas atleidimas turi sąlygas. Tai tos sąlygos yra, kad tu pradėtum vadovautis pagal naują operacinę sistemą. Klausyti, ką tau sako Dievo operacinė sistema. Ką tau sako Dievo dvasia, Dievo esybė, Dievo tiesa, šventa dvasia. Ir vėlgi, kad žinotum, ką tau sako jinai bent jau man tai nekalba tai balsu. Ramūnai dabar reik ten daryk tą, žinai. Ramūnai nedaryk to. Kartais negirdžiu savaičių savaitėm ir po to tik suprantu. Ir per ilgą laiką, einant šitų krikščioniškų kelių, einant su Jėzum, per ilgą laiką mes išmokstam klausyti, ką sakom iš tikrųjų šventa dvasia. Ir atsiranda tas žinojimas. Bet jis nėra toks, kad persisuko kažkas ir dabar aš šventai elgiuosi kiekvieną momentą. Tai norėčiau, kad tai būtų, bet šiuo momentu taip nėra. Bet yra taip, kad yra noras ir yra tikslas eiti į tą šventumą. O kas yra šventumas, tai ne kažkoks ten, žinai, vaikščiojimas su aureolė, bet teisingas gyvenimas. Iš esmės. Jeigu vienu sakiniu santrauką padaryti šito viso filmuko, tai kad tikėjimas į Jėzų Kristų nėra automatiškas tavo visų bėdų paleidimas, tai nėra automatiškas sėkmės gavimas tavo
svajonėse, visokiose planuose ir panašiai. Tai nėra tavo emocinis pasitenkinimas, bet tikėjimas Jėzų Kristų yra visų pirma pasišventimas, atsidavimas Dievui, tarnavimas nebe savo, o Dievui. Ir ieškojimas kiekvienam savo veiksme, kiekvienoje situacijoje ieškojimas Dievo valios. Ir ką reiškia Dievo valia? Tai kaip elgtis derėtų pagal Dievo tiesą, pagal Dievo veikimo principus, pagal Dievo mechanizmus. Tikiuosi kažkiek aiškumo šitas video davė. Kiek čia laiko turim? Daug laiko. Vėl išsitęsiau, prasitempiau, bet pasimokinsiu konkrečiau šnekėti. Žinau, kad daug kur pasikartojau, dar, bet ateityje stengsiuosi daryti trumpesnius video, kad tikrai, kad nepabostų žiūrėti ir kad tiesiau susakyčiau ir greičiau visus taškus aiškiau. Gerai, ir keletą klausimų kažkas paklausė YouTube, kaip atradau Dievą. Tai trumpai atsakysiu. Atradau Dievą, tai nuo vaikystės mano tėvai tikėjo ir visą laiką žinojau, kas yra Dievas, kas yra Jėzus, ir man apie tai buvo šnekėta visą gyvenimą. O kaip pats asmeniškai atradau, tai kaip ir minėjau jau šitam video ir prieš tai tiesiog pajutau, kad atsidūriau tamsoj, nebežinojau, kas gyvenime čia prasminga daryti, dėl ko aš čia esu. Tiesiog susidūriau su vidinė tuštuma ir pradėjau ieškoti dvasinių dalykų, pradėjau skaityti įvairias ezoterinės knygas, klausyti įvairių dvasinių lektorių, gurų ir panašiai, ir ieškoti visur Dievo. Tiesiog kas tas Dievas yra, kas aš esu toksai, ką čia reiškia būti tuo žmogum. Kol po kokių 3-4 metų tokių paieškų galvoju, Bibliją dar kartą paimsiu, paskaitysiu, ir paskaičiau Naują Testamentą nuo pradžios iki galo, ir beskaitant tiesiog man pasidarė aišku, kad visą tai, ką ezoterikoj skaičiau, supratau, kad šitas mechanizmas visas ir kaip žmonės iš tikrųjų savo nežinojimu ir tokiu neatsakingų gyvenimų, kiek per savo gyvenimą pridirba, tai kad mes iš tikrųjų sunkiai galim patys atitaisyti visą šitą ir sunkiai galim išlipti į tiesą. Ir kad Jėzus Kristus iš tikrųjų jisai gali tapti esminių pamatų ir tikslų gyvenime ir kad turiu jį sekti, atėjo toks žinojimas. Ir viskas. Ir taip aiškiai sužinojau, kad po kelių mėnesių jau nusprendžiau pasikrikštyti sąmoningai, pasikrikštijau ir tiesiog pradėjau eiti tuo keliu. Ir tas kelias vėlgi dabar yra visoks, ir vienaip būna, ir kitaip būna, ir vienaip jaučiuosi, ir kitaip jaučiuosi. Ir tikrai nesu tobulas, aš nesu pozicijų, kad iš tikrųjų mokinčiau kažkurį iš jūsų kažko. Aš čia nemokinu, aš tiesiog noriu pasidalinti tuo, ką aš pats išgyvenau. Tai yra tai, ką pats suvokiau bent jau per šitos 3 metus ėjimus su Kristum. O nestovi čia kaip kažkoks mokytojas. Nes iš tikrųjų, kad mokyti, tai yra labai atsakingas dalykas. Ir tikrai nenoriu išmokyti neteisingai, išmokyti ne taip. Ir jeigu kažkam labai įdomu sužinoti dar daugiau giliau apie Dievą, tai tikrai, kad ir iš kokio miesto tu esi, aš žinau daug bažnyčių, aš žinau daug pastorių, aš galiu tave nukreipti. Tai į PM parašyk, jeigu iš tikrųjų įdomu ateiti į bažnyčią. Aš tau galiu parašyti, kur eit. Ir tu gali nueit ir tau papasakos žmonės, kurie ilgiau už mane yra buvę tikėjime ir kurie daug geriau už mane žino ir pažįsta Dievą ir kurie jo labiau klauso. O aš stengiuosi, kiek galiu, einu ir tiesiog leidžiu savo daryti šitos video, nes jie yra apie tai, kas vyksta mano gyvenime. Ir tai negali būti melas, nes aš tiesiog pasakoju, kas nutiko. Ir aš manau, kad kol būsiu sąžiningas prieš save pats, tai šitie video atneš naudos kažkam. Jeigu pradėsiu kurti pats ir pasinaudoti, tarkim, tuo, kad kažkas čia žiūri, kad kažkas dėkoja, o Ramūnai, kaip tu čia gerai šneki, kaip tu čia gerai darai, tai iš karto, aš manau, nupulsiu ir tai taps nebegyva. Ir vėlgi, tol dėsiu medžiagą čia, kol turėsiu ką pasakyti, kai nebeturėsiu ką pasakyti, aš jos nebedėsiu. Tiesiog užsidarys viskas arba, užsipauzins.
sustos kuriam laikui. Ir viskas. Ir dar vienas klausimas buvo vienos draugės, kaip atstatyti santykį su šventąja dvasia, jeigu, tarkim, jaučiasi, kad ėjai tikėjimo keliu ir staiga nustoji jausti tą Dievo buvimą arba Dievo vedimą ir tiesiog atrodo nebegirdi iš Dievo, nebežinai ką daryti ir gyvenimas tampa sausas arba tikėjimas tampa sausas ir toksai negyvas, ką daryti. Visų pirma, atsimink, kad tai nėra apie jausmus. Jeigu tu turi tikėjimą iš tikrųjų į Jėzų Kristų ir jeigu esi atidavus jam savo gyvenimą, tiesiog tikėk visų pirma, kad tu esi jo mylima, pirmas dalykas. Tikėk, kad tu esi išteisinta ir teisi pagal Dievą. Dievo akise, kad esi teisi, išteisinta ir kad nesi kažkuo blogesnė, kad, tarkim, nebejauti to ryšio. Nes tikrai būna kartais ir mėnesiais gali nejausti nieko, bet tada reikia tikėjimo, kad aš tikiu, aš nematau, aš nejaučiu, bet aš tikiu. Ir vėlgi, iš to tikėjimo tada gimsta ir jausmai, ir džiaugsmas ateina ir visa kita. Jo, kitas dalykas, tai, ką žinau, kartais reikia išsimiegot, padaryti pertrauką nuo sunkaus maisto, stimuliantų. Stimuliantų tai turiu omeny ne tik ten kavos, bet nuo filmų, medijos, informacijos, padaryti pertraukėlę ir patylėti kokias 3 dienas. Tiesiog patylėti. Ir labai dažnai atgyja tas netgi pojūtis, kad Dievas yra čia, kad jisai mane saugo, myli. Kitas dalykas, paprašyti pačio Dievo pasimelst, kad jisai parodytų, kokios tavo veiklos blokuoja tą artumą. Tai kartais tikrai įninkam į kažką taip smarkiai, ar į kokius įsitikinimus savo, ar į kokius konfliktus, ar į kokius tai gyvenimo ieškinius. Antiek įninkam, antiek pasinermi kažką, kad ir atitolstam nuo esmės, nuo tikrovės, nuo tiesos, nuo tikėjimo. Esminis dalykas tai tiesiog palaikyti bendravimą su Dievu, nors ir nejauti, bet tiesiog atvirai pasikalbėti. Labai paprastai tiesiog pasikalbėti. Balsu net gali. Ar mintise. Tai įeiti ramybę pasikalbėti. Tai tiek. Tiek tada šiandien ir iki kito karto.